Sveiki, mėly studentai. Mes tęsim savo klausimų seriją iš 4 pamokos. Su mumis Ravit šiandien. Sveiki, geri draugai. Geri draugai. Ir pradėkime nuo klausimų. Pabandykim kuo daugiau atsakyti. Taip, turime pirmą klausimą iš Rozėlio. Rozėlio iš Švedijos. Jis sako, sveiki. Mano mieste, su kuo aš galėčiau studijuoti ir vertinti klausimus, jeigu mano aplinkos nėra tinkamos aplinkos. Tai yra labai didelė problema su studentais Europoje. Mes turime labai didelius atstumus kiekvienoje šalyje ir mes turime labai nedaug studentų Europoje. Ir yra grupių, bet dauguma studijuoja virtualiai. Yra iš to pačių ir Skandinavijoje, ir Švedijoje yra grupių. Ir klausimas, jeigu tu esi mokinys, tai kokia turi būti tavo aplinka? Taigi Rozėlė, labai gražus vardas, tikriausiai ne švediškas, bet labai gražus. Tavo aplinka yra Facebooko grupė. Taip, būtent. Ten tu gali atidaryti čatą ir tu gali įvertinti klausimus ir tu gali bendrauti su mokiniais, netgi jeigu jie nėra iš Švedijos. Bet tu gali su jais viską aptarinėti. Mes turim Bing vertimą, Google vertimą ir galima per šitas priemonės kartu bendrauti. Netgi jeigu šito neužteks, mes turim moderatorius kiekvienoje šalyje. Kai kažkas tai, kai jūsų klausimai yra kiekvieną kartą verčiami ir jūs naudokitės šitą aplinką. Iki kongreso tai pati geriausia vieta. Tiesiog darykit tai.